Na ką, sveiki visi, turim sendą, reikia apsitvarkyti visokias smulkmenas, tokias kaip šakės persidažyti, nes visos nudaužytos, galinius stabdžius nusiorint, prisukt kojelę, šlangą pasikeisti, tai permatomą tokią pačią, laidyną čia naisbiškę prisikabint, ratą užsidėti ir kaip ir viskas. Nusiėmė bakas, žiūriu, kad visur pribėgia antifrizo, galimai pro šitą šlangą leidžia, reikės hamuto pasikeisti. Čia nais laidyną irgi prisikabint. Reikia atsisukti šitą šlangą, įsileisti antifrizą, pasikeisti šitą mažą šlangutę, kad gražiai viskas bėgtų, tekėtų visas antifrizas. Įlisim mėlyną šį kartą antifrizą, kad derintųsi prie visos motociklo estetikos. Prie to pačio reikia pasikeisti ir galinį amortizatorių, į mėlyną yra nudažytas, reikia jį susirinkti. Susitvarkius visas šlangas, pasikeitis amortizatorių, reikia nusiorinti stabdžius visus, priekinius, tiek standbreiką, pasikelt sankabos rankiną nesnai ir prisisukti ją, susitvarkyti visą šitą laidyną. Prie to visų pirma reikia susitvarkyti standbreiką, nes jis biški kreivai stovi dabar. Pasikeitė va šlangos, kai užsikurs reikės dar nusiorinti. Ilgoką biški šlangą, bet jeigu trumpesnė uždėdį, labai užsilenkia. Čia irgi biški užsilenkia, bet ne taip kaip pirmai. Nusiėmė šakės, reikės jas vis nusivalyti gražiai ir nudažyti, nes vis apdaužytos, dažai nusilupę, ypač šitose vietose. Nu ką, atėjo kita diena, įsivarėm sendą į lauką, užsidėjom ratą, amortiko nepasikeitėm, šakių irgi nepersidažėm, bandysim motorą susitvarkyti pilnai, kad tik liktų išvaizda. Persistatyti degimą reikia, nes dabar per ankstyvas degimas ir antrų bėgių ant aukštų apsukų tiesiog skierka durniuoja. Prie to pačio gal prieš viską darant padarom kol starto. Padarėm kol startą, užsikūrė gana labai lengvai, šokam prie degimo, nusiėmam degimą, įsisukam žvakę ir bandom statyti degimą. Nežinau kaip gausis, pirmą kartą statysiu, tai žiūrėsim. Pasiėmam degimą, dabar pasiėmam mikrometrą, įsisukam, kur žvakė statosi, nelabai ką paaiškinsiu, kaip statyti, pats pirmą kartą statau, tai geriau nueikit pažiūrėkit į YouTube intiką, kaip statyti tutorialą, nes čia kaip pristatysit, tai bus po to. Dabar reikia surasti aukščiausią tašką, reikia žiūrėti tą, kyla, reikia susirasti aukščiausią tašką dabar pagal šitą, kur leidžias kyla ir nusistatyti ant nulio. Susidėjo šitas oranžinis, mirtiną tašką, patį aukščiausią radau. Dabar reikia 0,4, kai stumoklis kylant stumokliui viršų 0,4 nusimt ir jo bandom kažką išbūrti. Nu kaip ir degimo viso pastačiau, nežinau, spėju, kad motoras nusišaus, iš kokio tik 20 karto nebent normaliai nustatysiu. Nu ką, bet nusistatė, bandom kur, žiūrėti, kas bus. Nu ką, nusistatė degimas, nes proga užsikūrė, reikia pažiūrėti, kaip važiuoja, reikia pažiūrėti antrą bėgį, nes antrų bėgių problemų ir buvo dėl to ir perstatinėjau degimą. Jei persišiu dabar degimą, nedegimas, tada reiškia bėgių perjungimo šakutę. Kažkas su ją blogai, kad neįmuša normaliai antrą bėgio. Jo, žiūrim antrą bėgį, kai važiuoja. Žodžiu, užsikūrė, viskas gerai,
Bet ta pati problema, antrų bėgių važiuojant, pradeda motus tampytis ir jo reikės turbūt galimai bėgių šakutę pasikeisti, normaliai nustatyti degimą, kažkam nuvežti ir jo šiandien turbūt užteks, tiek ir bus. Kaip mato, dar tik tais mokinamės vienkis, nieko šustro nemokam.